Sveiki! Kaip išsirinkti nekilnojamo turto brokerį iš tokios gausos? Nekilnojamo turto pardavimas ar pirkimas – tai vienas svarbiausių gyvenime sprendimų. Čia svarbu ne tik skaičiai, sutartys ar kaip bus parduodamas jūsų turtas, svarbiausia žmogus, kuriuo pasitikė. Todėl renkantis brokerį verta žiūrėti giliau ne tik į pažadus ar reklaminius triukus, kaip bus parduodamas turtas. Pasirinkite tą, kuris klausosi, o ne tą, kuris kalba daugiausiai. Geras brokeris pirmiausia nori suprasti jūsų situaciją, todėl parduodate, ko ieškote, kas jums svarbiausia. Rinkitės tą, kuris kalba aiškiai ir skaidriai. Jokių paslėptų sąlygų, jokių netikėtumų, tik konkretūs susitarimai, pagarba klientui. Atkreipkite dėmesį, kaip brokeris elgiasi, kai sandoris stringa. Tikras profesionalas išlieka šalia, ramus, sąžiningas ir atsakingas. Ir galiausiai pasitikėkite savo jausmu. Kai bendraudami su brokeriu jaučiate saugiai, kai matote, kad jam rūpi ne tik sandoris, ne tik komisas, bet ir jūsų rezultatas. Vadinasi, radote tinkamą žmogų. Nes svarbiausia ne tai, kas parduos turtą greičiausiai. Svarbiausia, kas parduos, tai teisingai abiejų šalių atžvilgiu.